Sveiki visi, su jumis sveikinasi Dainius. Visų pirma, sveikinu visus su atėjusiu pavasariu. Turime gražų orą, ir nuotaikos pakilesnės po tos tokios trukusios žiemos. Rinkos taip pat po truputį atsigauna, iš tikrųjų, jeigu prieš keletą savaičių turėjome vangoką rinkos judėjimą, tai užpraeitą savaitės jos jau buvo gerokai aktyvesnės, ir iš tikrųjų rinkose laukia, pavasaris bus tikrai įdomus, kadangi Prancūzija skelbia prezidento rinkimus, kitas dalykas turėsime žinoma ir tolimesnius viražus, politinius viražus iš Donaldo Trumpo, turėsime iš Amerikos sprendimus dėl palūkanų normų ir tai yra iš tikrųjų įdomu, tai judina rinkas ir iš tikrųjų, kada yra to judesio, mums automatiškai tada ir atsiranda galimybės. Kada yra labai mažuose intervaluose rinkos judėjimas, yra žymiai nuobodžiau, neįdomiau. Aišku, šiuo metu irgi taip pat daugelis valiutų porų ir žaliavų juda intervališkai ir iš tikrųjų tos toks dvipusio judėjimo, kontekstas tęsiasi daugelį grafikų, tiesiog tie intervalai, reiškia, šiek tiek išsiplėtė, šiek tiek platesniuose time frame'uose dirbam ir tas yra džiugu ir malonu. Tai aišku, šiaip malonu, kad jeigu kažkokią tai savaitinę apžvalgą praleidžiu, visą laiką gaunu iš jūsų, dažnai iš kai kurių iš jūsų laukiu komentarų, kad kodėl nebuvo šią savaitę, ar bus apžvalga ir panašiai. Tai šiaip apžvalgas rengiu grinai savo asmeninę iniciatyvą, pasiruošdamas ateinančios savaitės prekybai. Ir jeigu tik tais kažkokią savaitę atsiranda kažkokie asmeniniai reikalai, tai praleidžiu natūraliai tą apžvalgą, bet šiaip sekite kanalą, prenumeruokite ir matysite visą laiką apžvalgas, jeigu tik jos bus įkeliamos, visą laiką matysit pirmieji. Iš tikrųjų, ateinantį savaitę rinkoje labai įdomi, tai yra pirmas mėnesio penktadienis, kaip visą laiką būna. Amerikos darbo rinkos rodikliai tik šį kartą gavosi ne pirmas mėnesio penktadienis, o jau antras penktadienis, kada Amerika skelbs darbo rinkos duomenis. Šiaip praėjusią savaitę pamatėme tokį klasikinį pavyzdį, kai yra sakoma, reiškia, pirk per gandus, parduok per faktus. Tai būtent visi stebėjome jau į savaitės pradžioj, buvo galima tikėtis ir laukti svarbiausios naujienos praėjusią savaitę, tai buvo Federalinio rezervų banko vadovės Janet Yellen pasisakymai, būtent apie monetarinę politiką, kaip centrinis bankas ketina elgtis kovo mėnesio 15 dienos konferencijos metu, ar bus didinamos palūkanų normos ar ne. Tai Janet Yellen užtvirtino, kad kovo 15 dieną, tiesiog yra labai didelė tikimybė, kad bus didinamos palūkanų normos ir rinkos, jeigu prieš keletą savaičių mąstė apie tai, kad palūkanos gali didėti, buvo toks, netgi savaitės pradžioj buvo, kad iki 40% Federal Funds Futures indikatorius iš Čikagos biržos rodantis tikimybės, kokios yra tikimybės lūkesčiai rinkos dalyvių dėl palūkanų normų. Tai čia šiuo atveju iš tikrųjų jau penktadienį, jau praėjusią savaitę, net ne penktadienį, jau ta tikimybė padidėjo iki 90%. Ir to buvo galima, aišku, tikėtis, kadangi ir gamybos sektoriaus rezultatai iš Amerikos išėjo labai neblogi, paslaugų sektorius vėlgi rodo pakankamai gerą sveikatą ir, aišku, Trumpo fiskalinio stimulo programos, kurios bus skelbiamos mokesčių mažinimo programos korporacijoms ir verslui, matome visi, kad labai teigiamai vertina akcijų indeksus investuotojai ir akcijų indeksai siekia visų laikų rekordus. Tikrai nereikėtų galvoti dabar, kada tas akcijų indeksas apsisuks ir panašiai. Tas toksai visą laiką galvojimas, kad suksis kažkada, ir priverčia prekiauti prieš trendą. Yra trendas toks ir kol kas, kol yra tokie trendai, reikia džiaugtis, yra toks trendinis ciklas, automatiškai yra visą laiką irgi taip pat geras galimybės tokio konteksto metu, jeigu, tarkim, kažkam tai patinka prekiauti indeksais. Ateinančią savaitę yra pirmas mėnesio penktadienis, ir Janet Yellen pasakė, kad kovo 15 dieną bus didinamos palūkanų normos, jeigu rodikliai leis. Tai nebuvo pasakyta, kad konkrečiai jau bus didinamos palūkanos, bet davė supras, kad greičiausiai tas bus daroma. Ir aišku, šį kartą ir darbo rinkos rodikliai buvo pakelti greičiausiai specialiai, šiek tiek vėlesniam terminui, kad jau iki darbo rinkos rodiklių jau Fedas būtų turėjęs ir paslaugų sektoriaus duomenis, ir gamybos sektoriaus duomenis, ir netgi, sakykime, vartojimo indikatorius jau Fedas turės iki konferencijos kovo 15 dieną. Reiškia, visi esminiai mėnesio pradžios indikatoriai bus ir bus matyti, kaip pirmas, sakykime, tas ketvirtis Amerikos ekonomikai atrodė. Šiaip šitas pirmas ketvirtis jis buvo pakankamai neblogas, nebuvo kažkokių tai blogų klimatinių sąlygų, dėl ko, sakykime, pirmo ketvirčio BVP dažnai irgi būna pasėdęs. Šiaip paprastai Amerikos BVP būtent tas pirmas ketvirtis daugiausia būna prastesnis, vėliau antras gerėja, trečias pats geriausias, trečias ketvirtas būna dažnai patys stipriausi.
ketvirčiai. Iš tikrųjų, Amerikos ekonominis augimas visiškai pateisina Fedo lūkesčius, darbo rinkos vietų situacija irgi atrodo neblogai, bedarbystės paraiškų rodikliai iš tikrųjų yra geriausi nuo 1970 ar netgi dar ankstesnių metų. Trumpo būtent fiskalinio stimulo priemonės gali taip pat gerinti darbo vietų užimtumo, sakykime, kokybę. Ir kitas dalykas, aišku, atlyginimų augimas dabar yra vienas svarbiausių indikatorių, kuris lemia infliacijos didėjimą šalyje. Infliacijos tikslai vėlgi iš Federalinio rezervo banko kol kas yra pasiekti, dėl to darbo rinkos rodikliai labai didelės esmės neturės ateinančią savaitę. Bedarbystės lygis yra labai tikėtina, kad jisai sumažės nuo buvusio 4,8%, nes, kaip minėjau, bedarbystės paraiškų fiksuojama yra mažiausia nuo 1970 arba netgi dar anksčiau. Naujų darbo vietų sukūrimo indikatorius tikėtina, kad bus prastesnis po praėjusio mėnesio ženkliai stipresnio rodiklio, bet dabar yra svarbiausia pati darbo vietų kokybė ir būtent, sakykime, atlyginimo augimas. Jeigu atlyginimo augimo matysim, sakykime, didėjimą, tai yra labai tikėtinas toksai teigiamas sentimentas vėlgi doleriui. O praėjusią savaitę mes matėm tą tokį pirk per gandus, parduok per faktus. Visi, sakykime, iki tol doleris labai stipriai brango iki Fedo vadovės pasisakymo, o jau penktadienį prasidėjo pelnų fiksavimasis ir didelis judėjimas priešinga linkme, kada doleris pradėjo pigimą. Ir dažnai šitokiose vietose mažiau patirties turintys žmonės, ypatingai, taip liaudiškai tariant, dažnai išsiduria. Ateinančią savaitę vėlgi turėsime pakankamai nemažai svarbių rodiklių, kadangi ir Europos centrinio banko konferencija bus jau ketvirtadienį. Europos centrinio banko vadovas Mario Draghi gali sau leisti šiek tiek lengviau atsipūsti dėl dabartinės ekonominės situacijos, dėl to, kad bendrai iš tikrųjų ir paslaugų ir gamybos sektoriaus užsakymų vadybininkų indeksai pakankamai neblogai atrodo, infliacija eurozonai taip pat didėja. Aišku, infliacijos didėjimas yra grinai paremtas tuo, kad mes turime pigų eurą ir reiškiasi santykinai tai yra pigus euras ir naftos kainos augimas. Tai yra vienas iš priežasčių, dėl ko, sakykime, pats buvo infliacijos augimas. Jeigu atimtumėm, reiškiasi, naftos, energetikos resursus, tai tas infliacijos augimas būtų kol kas nuosaikesnis iki 0,9% metinės infliacijos, o jeigu dar, sakykime, tą pigaus euro efektą, jeigu euras šiek tiek pradėtų brangti prieš kai kurias valiutų poras, tai iš tikrųjų kai kuriuose porose, tai iš tikrųjų tą infliacijos didėjimą šiek tiek vėlgi mažintų. Tai tas infliacijos didėjimas dar neturėtų Europos centrinio banko pakeisti minčių dėl obligacijų supirkimo programos, tačiau šita konferencija, jinai tikrai bus svarbi, tai nėra pagrindinė konferencija, šį mėnesį turėsime dar ECB konferenciją, kada bus skelbiamos, yra čia palūkanų normų paskelbimas, tai yra viena taip iš pagrindinių konferencijų šį mėnesį, tai yra labai svarbu pasižiūrėti, kaip bus elgiamasi toliau su obligacijų supirkimo programa, kadangi kovo mėnesį būtent pasibaigė po 80 milijardų obligacijų supirkimo programa, ir iš tikrųjų yra tikėtina, kad obligacijų supirkimo programos mastai taip pat mažės po 60 milijardų, kai buvo planuota nuo kovo mėnesio, nuo balandžio mėnesio iki metų galo sumažinti. Yra tikėtina, kad prie dabartinių rodiklių, kadangi ekonominiai duomenys po truputį gerėja, greičiausiai obligacijų supirkimo programos mastai bus dar labiau mažinami ir tai tikėtina, galvočiau, kad būtų po Prancūzijos rinkimų, kadangi, iš tikrųjų, artėjant Vokietijos rinkimams, vokiečiai iš tikrųjų yra priešiškai prieš Europos centrinio banko vykdomą monetarinę politiką ir norint, sakykime, turėti politinį stabilumą ir išvengti populizmo paplitimo Vokietijoje rinkimo metu, tai iš tikrųjų reikėtų kažkaip tai po truputį vengti obligacijų supirkimo programų tokių agresyvių. Bent jau iš Vokietijos Europos centrinis bankas gali sulaukti tiesiog tokio spaudimo. Čia yra tiesiog daugiau mano pamastymai tokie, bet iš tikrųjų tai yra šalis, kuri turi iš tikrųjų perteklinę einamąją sąskaitą, o, sakykime, periferija visa turi toliau, sakykime, lėtą ekonominį augimą ir tas toks netolygi situacija eurozonoje iš tikrųjų toliau skatina Europos centrinį banką vykdyti obligacijų supirkimo programas, nors jeigu, sakykime, būtų Vokietija kaip atskiras vienetas nuo eurozonos, tai seniai būtų ir palūkanų normų didinimas buvęs ir iš tikrųjų neturėtų to tokio konkuravimo su Amerika agresyvaus, kaip yra dabar. Ir Trumpas dėl to būtent suteikia kritiką Vokietijai, kadangi ta turi perteklinę einamąją sąskaitą, dėl pigaus euro labai stipriai konkuruoja su Amerika eksportas ir aišku, Amerikos eksportuotojai tampa mažiau konkurencingi lyginant su Vokietijos. Bet kadangi Vokietija priklauso bendram katilui, bendrai eurozonai, dėl to, sakykime, sprendimų laisvės kaip ir nelabai turi.
Aišku, Vokietija stabdys perteklinį infliaciją bet kokią, kadangi jeigu eurozono infliacija pradėtų didėti didesniais dar tempais ir agresyviai, tai iš tikrųjų greičiausiai bus vis dėlto pasirenkama mažinti obligacijų supirkimo programas ir galbūt šiek tiek stabilizuoti palūkanų normas. Ateinančią savaitę taip pat turėsime Kinijos infliacijos rodiklius, kurie tikėtina, kad bus šiek tiek prastesni, tačiau ateinančią savaitę taip pat yra svarbu ir iš Kinijos trade balansas, prekybos balansas. Būtent prekybos balanse reikės stebėti, kaip kito importo ir eksporto indikatoriai. Jeigu matysime, sakykime, kad eksportas silpnėja Kinijoje, tai yra tikėtina, kad Kinijos centrinis bankas gali būtent užsimti valiutos devalvavimu papildomu, o iš kitos pusės importo irgi taip pat sektorius labai svarbus dėl Australijos dolerio krypties, kadangi viena iš įdomesnių valiutų porų, jeigu pastebėjote praėjusią savaitę, prieš keletą savaičių, tai buvo Australijos doleris, tarkim, prieš Naujosios Zelandijos dolerį, kur iš tikrųjų išsiskiria tas toks monetarinės politikos požiūris tarp centrinių bankų. Aišku, Australijos doleris yra rekordiškai pigus prieš Naujosios Zelandijos dolerį ir ten, sakykime, ir techniškai yra matoma, sakykime, perspektyva kilimui ir fundamentaliai, kadangi Australijos centrinis bankas dėl dabartinio, sakykime, ir žaliavų kainos augimo, auksos labai gražiai pajudėjo į viršų, kitas dalykas, vario kainos šoktelėjimas į viršų, po to, kai Trumpas paskelbė investavimo į infrastruktūrą tikslus. Tas reiškia, iš Kinijos paklausos stabilizavimas šioks toks. Jisai lėmė Australijos dolerį daugiau teigiamą sentimentą, tačiau praėjusią savaitę pačioj pabaigoje penktadienį jau Australijos paslaugų sektorius vėlgi krito žemiau 50 teritorijos. Ir ateinančią savaitę mes turėsime iš Australijos, prekybos balansas Australijos toliau lieka teigiamas, reiškia šiek tiek susitraukia, bet jis lieka teigiamas. Dėl to galima tikėtis, kad Kinijos prekybos balanse importo indikatoriai bus šiek tiek nuosaikesni, kas gali neigiamai paveikti Australijos dolerį ir mažmeniai pardavimai. Taip pat svarbus indikatorius iš Australijos. Yra tikėtina, kad Australijos centrinis bankas antradienį bus mažiau, tiesiog jis bus mažiau optimistiškas negu kad buvo prieš tai. Prieš tai buvo kalbama apie tai, kad yra pakankamai stabilizuota situacija ir nėra poreikio mažinti palūkanų normas. Tai po, sakykime, pastarųjų rodiklių centrinis bankas gali šiek tiek atsargiau vertinti situaciją ir tas gali neigiamai paveikti Australijos dolerį prieš tam tikras valiutas, tarkim prieš Amerikos dolerį, galima korekcija ir netgi prieš Naujosios Zelandijos dolerį laikinai. Ilgalaikiai perspektyvoje, aišku, Australijos doleris prieš NZD poroje yra visos galimybės iš tikrųjų augimui ir čia bus iš tikrųjų įdomu pasižiūrėti, kadangi daug priklausys nuo Kinijos rezultatų. Dėl to savaitės pradžiui, sakykime, galima iš Australijos dolerio, kad ir būtų teigiama reakcija, sakykime, jeigu Australijos mažmeniai pardavimai geresni, jeigu Australijos centrinis bankas nematys kažkokių grėsmių, neįspės rinkos apie tai, kad yra per brangi valiuta, kas irgi taip pat gali būti, tai gali teigiamai veikti Australijos dolerį ir savaitės pradžiui, tuo tarpu savaitės antroji pusė, artėjant būtent Amerikos darbo rinkos rodiklį nuo trečiadienio jau galima, sakykime, spaudimas žemyn Australijos dolerių, ypatingai prieš Amerikos dolerį poroje. Praėjusią savaitę taip pat pasirodė iš Japonijos rodikliai, kurie rodo, kad Japonijos vartojimas jisai toliau iš tikrųjų neatsigauna, išlaidavimas yra pakankamai mažas, na ir dabartiniai monetariniai stimulai iš principo visiškai neveikia. Čia yra ta, reiškia, padėtis, kuri gali būti ir eurozonai, iš tikrųjų, jeigu bus per ilgai užsižaista su monetariniais stimulais, išlaidavimas jisai mažėja, būtent infliacijos lygis jis yra 0,1%, tai yra visiškai toli nuo to, sakykime, ko siekia centrinis bankas ir iš tikrųjų rodo apie tai, kad japonai turės imtis papildomų veiksmų, papildomų priemonių. Tai yra iš tikrųjų monetarinių stimulų neužtenka, greičiausiai reikės būtent fiskalinių stimulų. Na, iš tikrųjų aš apie tai kalbėjau jau ne vienoje apžvalgoje, greičiausiai, nežinau, gal sakykime per paskaitas buvau minėjęs, kad būtent doleris Japonijos jena pora yra būtent tas Japonijos stimulų, sakykime, veikimas, kaip jisai veikia iš tikrųjų 2007 metais prieš pat finansų krizę, būtent iš tikrųjų įsipareigojimai, paskolų, reiškia, palūkanos buvo stipriai aukštos. Ir būtent įmonės, kurios investavo daug į savo plėtrą, infrastruktūros dėgymą savo kompanijose, įsipareigojimus arba paskolas įmė 2007 metais už labai didelės palūkanas. Kada prasidėjo greitis ekonominė suirutė, finansų krizė, kitaip vadinama, aišku, ir eksportas pradėjo šlubuoti, susitraukti, pasaulinė paklausa pradėjo mažėti, plus Japonijos jenos brangimas pridarė dar daugiau žalos.
o reiškia įsipareigojimai liko, sakykime, tie šitoje vietoje aukšti. Palūkanų normos sumažintos iki minusinių ir pradėti obligacijų supirkimo programos, reiškia skatinimas skolinimuose, bet iš tikrųjų, kas atsitinka, mes turime neigiamų palūkanų normų teritoriją, tai atrodytų istoriškai, faktiškai kaip ir nėra buvę tokio dalyko, tačiau kompanijos jos skolinasi už pigias palūkanas ir tuos pinigus, reiškia, naudoja ne tam, kad plėstis į infrastruktūrą, bet tam, kad refinansuoti tas paskolas, kurias paėmė iki finansų krizės. Tai realiai tie pinigai neteina į realią ekonomiką. Už tai iš tikrųjų jau dabar teko Davoso konferenciją žiūrėti, kur Ray Dalio ir kiti garsus investuotojai, tokie autoritetai pasaulio, galima sakyti, iš tikrųjų užsiminė apie tokią mintį, kad būtent japonams yra keletas išeičių. Viena iš išeičių gali būti tas vadinamas helikopterio pinigų efektas, apie kurį buvau minėjęs būtent kažkurio iš apžvalgų, kada, reiškia, kiekvienam piliečiui padalinama tam tikra pinigų suma kas mėnesį ir tai gali priversti prie didesnės infliacijos. Kitas dalykas tai yra didesnis vyriausybės išlaidavimas, būtent vyriausybės išlaidų didinimas, infrastruktūros kūrimas ir panašiai, nes privataus verslo kapitalas, sakykime, investicijų tikrai pritrūksta šiuo metu. Žemos palūkanos išnaudojamos tam, kad būtent refinansuoti paskolas, kurios buvo paimtos. Dar tokio, tai vat būtent yra tas toksai momentas, kuris veikia Japonijai. Įdomi iš tikrųjų tokia padėtis, kuri nestandartiškai ne visada pasitaiko, ne kiekvieną kartą, už tai ją iš tikrųjų gerai yra žinoti. Kitas dalykas, doleris Japonijos jena techniškai grafike iš tikrųjų labai stiprų palaikymą visų pirma turi iš akcijų indeksų. Tiek S&P 500, tiek Nikkėjaus akcijų indeksai, jie važiuoja labai gražiai į viršų. Obligacijų Amerikos pajamingumas iš tikrųjų kol kas mes negalime pasakyti, kad tai yra tendencingas, labai yra daug dvipusio judėjimo ir mes turime judėjimą labai tame siaurame intervale. Nu, jisai nėra labai, jisai šiek tiek suplatėjo, bet jisai iš principo bendrai paėmus pagal visą rinką jis yra pakankamai siauras. Na ir matome, penktadienį būtent obligacijos buvo pasiekę stiprią palaikymo zoną, ko pasiekoje pajamingumas pradėjo mažėti, kainai kylant ir aišku dolerio pigimas. Ir 8 valandas paskutinės penktadienį, sakykime, darbo, tai turėjome tikrai nemažą intensyvų, sakykime, dolerio pigimą, kas ir buvo galima prognozuoti. Stebuklo jokio neįvyko ir šiuo metu obligacijų kaina yra palaikymo teritorijai. Reiškia, jeigu tik tai savaitės pradžių pamatyčiau bondų kainos kritimą, bandymą prasimušti pro buvusius dugnus, labai tikėtina melagingas pramušimas ir iš tikrųjų didesnė netgi dolerio korekcijos, laukčiau didesnės netgi dolerio korekcijos ir didesnio dolerio brangimo būtent artėjant darbo rinkos rodikliams. Ilgalaikis sentimentas dolerių jisai iš tikrųjų išlieka teigiamas, trumpuoju periodu yra labai galima dolerio korekcija pagal daugelį parametrų, daugelį grafikų. Doleris Japonijos jenas elgesys visiškai manęs nestebina po štai šito mėnesio. Štai šitą mėnesinį turim barą labai didelį, kada turėjome artėjimą, bendrai rinka yra pasiekusi labai stiprų magnetą, iš tikrųjų patį dolerio jenos brangimą labai stipriai lėmė Japonijos monetarinių stimulo programos, aišku, ir toliau obligacijų paimingumai labai yra ryškus išsiskyrimai ir būtent vis tiek dolerio jena duoda teigiamą sentimentą ir čia šitoje vietoje pakrito rinka iki apatinio magnetuko, gražiai atšokimas ir mėnesis labai agresyvaus kilimo, kuris sudarė blogą pelno nuostolio santykį buliams ir štai šitoje vietoje atėjo į rinką buliai, tiesiog uždarė prieš tai buvusį gepinį barą ir prasidėjo kritimas. Ir dabar šitoje vietoje mes turim tokią teritoriją, tokią zoną, kurioje iš tikrųjų, užtemimo tą vadinamą formuotę, iš tikrųjų, kas dėliojasi žvakes, iš tikrųjų, šiaip tą niekada nerekomenduoju daryti, japoniškų žvakių analizavimas yra, tikrai nėra reikalingas dalykas rinkoje, ypatingai jeigu tai vadovavimas į Steve'o Nisono principais ir tom standartiniam formuotėm, tai šiek tiek reiktų nestandartiškai žiūrėti. Tai. Bet esmė ta, kad tai tiesiog sudaro vėlgi blogo pelno nuostolio santykį pardavėjams ir iš tikrųjų artimiausiu metu aš laukčiau dolerio jenos grafike dar didesnio pakilimo į viršų, norint, sakyti,
sakykime, paieškoti pardavimo teritorijų. Todėl, sakykime, trumpalaikį perspektyvą, vidutinio laikotarpio perspektyvą, absoliutiškai dvipusis judėjimas. O apie pirkimus, iš tikrųjų, dolerio jenos grafike, techniškai matyti, kad pats geriausias teritorija būtų kažkur tai zonoje apie 105 arba žemiau 105 atsirastų pirkimo teritorijų kaina. Šiuo momentu rinka tik tai trumpalaikiai perspektyvai kilimas. Dėl to šitas kilimas, kuris vyko, pelno fiksuotis tikrai buvo logiškas, sakykime, jau iki penktadienio, ketvirtadienį buvo pasiekti pelno tikslai ir čia šioje vietoje tikrai nelaukčiau didesnių pelnų. Doleris jena grafike artimiausių metų laukčiau būtent prasimušimo pro 115. Jeigu rinka išsilaikys virš šito lygio, nedidelę korekciją padarys ir toliau važiuos, tada jau taip laukčiau kilimo link buvusių viršūnių, link 117, link 118 lygio, o artimiausiu metu, būtent rinkos atidarimo metu, kainos paspaudimo atveju link viršūnių, jau galvočiau apie pardavimo pozicijas būtent su 2:1 pelno nuostolio santykiu. Auksas buvo vienas iš tokių, reiškia, gražių grafikų, kuris tikrai gražiai judėjo tiek į kilimo pusę ir vienas iš tokių geresnių prekybai, tiek, sakykime, praėjusios savaitės tas kritimas, tikrai jeigu kas pagavot, tai manau, kad tikrai turėtų apsidžiaugti tais pelnais, tikrai buvo šaunus, ypatingai ir šitoje vietoje pardavimas teko pasigauti, įdomi rinka su auksu tikrai buvo. Ir kritimo metu, iš tikrųjų, turint minty tą, sakykime, ilgesnio laikotarpio time frame, tai tikrai šitas kritimas, jisai nėra trendas. Reiškia, nereikėtų ryžtis prie šitos kritimo krypties. Tai matome, nei vieno iš šitų meškų barų, kurie atrodo vizualiai meškų, negalima pavadinti tikruoju meškų baru, nes po jo iš karto bulių atsakas pakankamai nemažas, vėl impulsyvinė banga į viršų. Ir šiuo atveju mes turime palaikymo zoną, būtent magnetas, buvo galima laukti jo šitoje vietoje, jis nesusiformavo, susiformavo šiek tiek žemiau. Tai rinkos atidarimo metu netgi laukčiau šiek tiek truktelėjimo žemiau link 1,230 ir jeigu kaina išsilaikys žemiau dugno, tai yra virš dugno, yra tikėtinas kilimo pratesimas su pelno nuostolio santykiu 2:1 ir didesniu. Jeigu rinka net ir pamėgintų prasimušti žemiau 1,22, yra po tokio impulsyvaus judėjimo į viršų, labai tikėtinas yra melagingas pramušimas žemyn ir vėlgi pirkimo teritoriją atsidursim. Įdomus grafikas po truputį gali būti ir doleris Brazilijos realas, kadangi, iš tikrųjų, jeigu, sakykime, Amerika pradės būtent palūkanų normų didinimo kontekstą, sakykime, tokius veiksmus, tai yra tikėtina, kad kapitalui tiesiog visos besivystančios rinkos nebebus tokios įdomios. Ir tarkim, tokia šalis kaip Singapūras, kur jinai kaip ir besivystančių šalių rinkai priklauso, klasifikuojama, bet palūkanų normos yra santykinai žemos. Ekonominis augimas ir aukštas, palūkanų normos yra santykinai žemos ir jeigu mes turėsime iš Amerikos pirmą, sakykime, palūkanų normų didinimo ciklą nemažą, šitoje vietoje Singapūrui dar grėsia ir, sakykime, Kinijos rizika, kritikos Kinijos kredito burbulo rizika šioje vietoje fundamentaliai gali būti įdomi valiuta kilimui. Dabar artimiausiu metu techniškai rinka formuoja dvipusio judėjimo visiškai kontekstą, kritimas tai nėra trendas, kritimo kryptimi besivystantis intervalinis judėjimas ir čia yra prekyba absoliučiai į dvi pusės ir artimiausiu metu, aišku, vytis rinkos niekur nereikia, po korekcijų nereikia prekiauti, būtent nuo apatinių bangų ekstremumų žiūrėčiau kilimui perspektyvų, taip ir doleris Brazilijos realas gali būti įdomi valiuta, praeitą savaitę jau prasimušė kainą pro 3,10 svarbę teritoriją. Artimiausiu metu, ateinančią savaitę, iš tikrųjų laukčiau rinkos grįžimo ir tiesiog link 3,10 pirkimo zonai ir jeigu, sakykime, kaina grįš atgal žemiau 3,10, tuomet vėlgi laukčiau korekcijos gilyn iki 3,05 pirkimams, bet jau, sakykime, čia kažkur tai šitoje vietoje nelabai siūlyčiau žiūrėtis pozicijų pirkimams. Pirkimai tik tai nuo apatinių, sakykime, magnetų arba, sakykime, prie 3,10, jeigu rinka čia išsilaikys. Iš tikrųjų įdomi valiutų pora praėjusią savaitę buvo ir euras su Švedijos krona. Yra iš tikrųjų tokia mintis, kad eurozona vykdo obligacijų supirkimo programas ir Europos centrinis bankas pakankamai
Nemažas yra biurokratinis aparatas ir greičiausiai ir toliau laikys obligacijų supirkimus, kai tuo tarpu Švedija prie infliacijos didėjimo dabartinio, prie nekilnojamo turto kainų augimo yra tikėtina, kad gali pradėti palūkanų normų didinimo ciklą pirmą, juolab, kad palūkanos yra neigiamos šiuo metu. Eurosekas kaina pabandė išsimušti iš intervalo, false breakoutas, ko ir buvo galima tikėtis, ir kaina yra sell zonai, kol yra žemiau štai šito lygio 9,5650. Toks kaip pivotinis reiškia lygis ir artimiausių metų paspaudimo link viršūnių metu žiūrėčiau būtent pardavimų pozicijų šitoje poroje. Iš tikrųjų, tų grafikų, kas yra šiuo metu įdomu, tikrai yra nemažai ir jeigu tai pasižiūrėti, kad ir tą patį naftos grafiką judesys buvo, bet tai nėra tendencija, visiškai rinka tiesiog yra dvipusio judėjimo kontekste, dėl to vytis rinkos kažkur su tuo kritimu tikrai nereikėtų, laukčiau didesnio atšokimo, būtent apie pardavimus galvočiau tik tais po labai didelių korekcijų. Auden ZD pora žinoma lieka toliau įdomi, kaina prasimušinėja pro buvusi pasipriešinimo lygį, kurį ne vieną kartą mėgino prasimušti, tačiau dabar teikti, kad bus būtinai kilimo pratęsimas yra dar per anksti. Labai yra didelė tikimybė melagingo pramušimo ir artimiausių metų, kitą savaitę iš tikrųjų netgi galimas grįžimas atgal į intervalą ir apie pirkimo pozicijas žiūrint į dabartinį grafiką galvočiau tik apie 1,06 kainos lygyje. Jeigu rinka čia išsilaikys, sakykime, virš šito lygio ir turėsim prasimušimą į viršų, tuomet jau galimas pratęsimas kilimo. Aišku, ši pora įdomi tik tai dieniniam grafike, savaitiniam grafike mažesniuose. Šita pora nėra ta pora, kuri yra įdomi prekiauti mažesniuose time frame'ais. Yra iš jūsų, kas klausėt apie GBP, Japonijos jeną, tai tikrai nematau prasmės su šita pora šiuo metu dirbti techniškai, fundamentaliai su svaru irgi taip pat dabar kovo mėnesis Brexitas prasideda, matom to tokį labai volatilų dvipusį judėjimą ir dėl to ryštis prie kažkokio vieno sentimento su svaru, bet kurioj poroj nereikėtų kol kas. Tai tokios mintis būtų ateinančiai savaitai, jų yra ir daugiau, aišku, visų neišsakysiu, bet tiesiog bendrą kontekstą greičiausiai susidarė. Tai sėkmės visiems, gero sekmadienio ir gražaus pavasario ir sėkmės rinkose.